Pasaka apie obuolį Antaną. Jei dar pamenate, bobų vasarą prie obels buvo nupurtyti bemaž visi obuoliai. Tačiau ne visi. Liko keli gudresni ar stipresni nenupurtyti obuoliai, ypač toks vienas tylenis vardu Antanas. Vakare po viso to baisaus obelų drebėjimo, kai bobos jau buvo nuvažiavusios į sulčių spaudyklą, prie obels atėjo šalna. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad šalna buvo labai nemaloni moteriškė ir jos jausmai buvo labai šalti. Gal net sakyčiau, tokių savybių kaip jausmai šalna išvis neturėjo. Ji turėjo dantis, kuriuos naudodavo vietoj jausmų. Tarkim, rudenį pamiškiai sutikus kokį nors sutvėrimą, šalna čiupdavo jį tiesiog už gerklės savo aštriaisiais dantim, tuo išreikšdama ne tik jausmus, bet ir visą kitą. Pastarasis sutvėrimas dažniausiai krisdavo it šalnos pakastas. Po tokios nemalonios, sakytume, procedūros neužsigrūdinusiems sutvėrimams nutrūkdavo gyvenimo siūlas. Tie, kurių gyvenimo siūlai būdavo labai ploni, numirdavo greičiau, o tų, kurie storesni, per savaitę, kitassyk 2. Obuolys Antanas buvo gudrus. Vietoj gyvenimo siūlo buvo pasirišęs 35 mm skersmens valą, kad kartais šalna jo nepakastų. Na, priėjo šalna prie obels, įsižiojo, bet niekaip negali Antano gyvenimo valo perkasti. Ir tai bandė, ir kitaip. Nieko nepavyko. Atsisėdo šalna be galo nusiminus po obelim ir apsiverkė, net iš akių kruša pabiro. Ko čia kruša barstai, besarmatė, šaltagi, sako Antanas, besisiubuodamas ant šakos. Kaip aš krušos nebarstysiu, jei tavęs jauno bernužėlio niekaip perkast negaliu. Ir kas tu per žmogus? Aš ne žmogus, aš obuolys Antanas, mandagiai šalna pataisė Antanas ir abejingai pridūrė. Žinai, ką aš tau pasakysiu, jei taip nori, tai gali mane perkast per pusę, nes vis tiek vieną gražią dieną aš čia supūsiu. Taip taręs ryžtingų mostu, Antanas pats nusitraukė gyvenimo valą ir bumptelėjo ant žemės prie pat šalnos. Gali perkas tiek kartų, kiek tik širdis geidžia, pridūrė jis. Jei nori 3, jei nori 15. Neturiu dabar apetito, atsakė šalna, man bloga, depresija, skrandis neveikia, suvalgysiu kada nors vėliau, o dabar aš norėčiau tau papasakoti tikrąją savo gyvenimo istoriją. Tada šalna įsidėjo obuolį Antaną į skreitą ir ėmė jam šaltų veidų pasakoti.